Sveiki visi, esate siuvinėjimo kryželiu kanale Come Stitches. Su Inga ir malonu jūs matyti čia. Šiame video pasidalinsiu 2 pabaigtukais iš 12, parodysiu likusius pradėtukus, kur neparodžiau praeitame, taip pat pasidalinsiu 10 000 kryželių pasistumėjimais ir parodysiu savo kelis pirkinius. Tai tiek bus šiame video. Tai va, pradėkim nuo mano pabaigtukų 2. Tai pirmas būtų linksmieji besmegeniai, čia kalėdiniai žaisliukai. Tai va tokie, pavyko man juos visus pabaigti ir apipavidalinti. Tokie linksmi besmegeniai, labai gražus, apipavidalinau juostelę. Tokia, va. Ir pavyko gan neblogai. Įsiuvinėjau virš 2000 kryželių tam, kad pabaigti projektą, o kitoje pusėje paprastai balta medžiaga. Tai va, tokie. Taip sekėsi gan neblogai, siūlų liko visai normaliai, štai tiek. Suvyniojau juos ir įdėsiu ir štai tokią savo Dimensions likučių siūlų dėžutę. Nežinau, kodėl aš juos laikau, tai tiesiog gal kartais prireikia, būna kartais, kad neužtenka. Tai visą laiką smagu surasti kažkokį likutį ir kad išsiuvinėti tiek, kiek reikia kažkokiam projekte. Taip pat noriu pasakyti, kad sekantis žaisliukai, nes labai mėgstu visus Dimensions žaisliukus, jie siuvinėjasi linksmai, bus mano tokie žaisliukai. Nusipirkau Amazoniai. Čia regis paprasta kolekcija, jeigu neklystu. Vadinasi Christmas Pals Ornaments. 6 draugužiai su tokiais raudonomis apačiomis. Štai siūlai. Tai va, tai bus smagu, bet čia pradėsiu tik kitais metais, nes 12 pabaigtukų tai nejokai. Tai va, atidedam šituos į šoną, viską parodžiau čia. Ir antras pabaigtukas, tai buvo toksai skirtukas. Jisai apsipavidalino tokia medžiagytė. Tai tiesiog paprastas, nieko neužkabinau, nes labai tokia paprastas stiliaus. Ir va, galima puikiai naudotis. Na, čia didelė knyga botanikos. Tai va, toksai gražaliukas. Tai tiek pas mane pabaigtukų. Tai va, viso buvo siuvinėta apie 10 procesų. Aš siuvinėjau gal 12 000 kryželių, čia neskaičiavau tiksliai. Buvo virš 10 000, bet dar prisidėjo geišų siuvinėjimas, tai nemažai 1700. Tai va, tai pasižiūri mano pasistumėjimus nuo praeito video. Tai čia tokį siuvinėjau kolibrį, vadinasi Saldus nektaras, Amishop firmos, ateina tokiame pakelyje. Su tokiu langeliu, tokie siūlai, ir va tokia schema siuvinėjau pagal sagą. Tai man nelabai rūpi, bet pasitikrinu ženklelius, tai atitinka viskas. Tai va, tai taip atrodo dabar. Štai siuvinėjau gėlytę. Ir kolibrio priekį snapą, atrodo taip keistai dar kol kas, na, bet kai pasistumėsim, tai daugiau užsiuvinėsiu. Čia pridėjau tik tai 400 kryželių, ar 500 kažkur, iki gal 500. Čia šiandien dieną siuvinėjau. Tai va toks kolibris, kryželiai ant lindos lygus, gan sakyčiau, bet nemoku aš dėlioti tobulų. Tai yra kaip yra, tiesiog siuviniai savo malonumui. Tai pirmas procesas. Procesas bus mereškos.
Va toks va rinkinukas, vadinasi skintų gėlių arbata. Esu apačioje siuvinėjau va šitą servetėlę. Tai va tiek padariau servetėlę. Apačia. Štai apačia. Štai šitą vat kvadračiuką ir šitą apačią. Na, labai jau noriu siuvinėti viršui gėles, bet reikia, sakau, pabaigti, nesimėtyti. Kažkaip nemėgstu mėtytis, labai mėgstu viską kažkaip pabaigti iš eilės. Siūlai puikus, DMC. Taip, ir bus puikus toksai darbelis. Tikiuosi, pasiuvinėjau jame, kur mano špargalkė. Pasiuvinėjau jame irgi tik tai 400 kryželių, tai nedaug visai. Kvadračiukai. Primenu, kad siuvinėjau ant 11 kaunto aidos nuplautos kiniečių medžiagos ir pasiuvinėjau kelis kvadračiukus. Taip, tai būtų, gal pridėjau 500 kryželių, tai visai nedaug palyginus, bet ketinu daryti šių pagalvės, tai bus 2 tokios juostos tų kvadračiukų. Old Forest Embroidery. Tai o tokie grybai. Štai nelabai gal gražiai atrodo, bet labai linksmučiai. Tai siuvinėjau šitos grybus, pabaigiau šituos gal. Praeitą video šiek tiek gal tikriausiai va šitą kraštelį. Ir dabar jau beliko tik šitas grybas ir jau apačia. Ir bus jau nevalgomi grybai. Tai tikriausiai jie čia netilps, kaip sakiau, turiu antrą tokį gabalą, bus antras gabalas. Ir jeigu čia parašiau eat them, tai ant nuodingų rašysiu don't eat them. Tai va, perorganizavau siūlus. Ant tokios rūšiuoklės pasidariau. Bet žinoma, čia ne visi, bandau daryti pati perėjimus. Pati pagal nuotrauką pasirinkau siūlus. Šiek tiek. Ir bandau tenais. Tikriausiai nedaugiau kaip 2 siūlus, nežaidžiu su daugiau, va tik tai gal 306, 302, gal 3 kokias rūšis siūlų. O šiaip tai 2 siūlus perėjimui naudoju. Nelabai aš gaištu laiką tam. Tai va, tokie grybai. Šiaip smagu siuvinėti rudenį grybus. Va tokie. Smagumėlis, tiesiog va tokia graži sraigė ir lapai. Va, o magnetukas tai pelėdžiukas. Gyvena čia ir yra toks vaizdelis. Tai jame pasistumėjau irgi nemažai. Autumn Story vadinasi, tai jame pasistumėjau virš 2000, 2300 kryželių nuo praeito video. Tai va, visą perėjau į viršų ir dabar liko čia 3000 tik tai. Tai, kaip sakiau, bažnyčios stogo antro nesiuvinėsiu, tai čia padariau tokį kaip dangų, nežinau, ar pavyko man. Esu suklydus tame inkile. Tai va čia reikės užpildyti, kažką prigalvoti. O, taip pat tai toks ryškus. Kai kur jau dariau biesą. Štai, kai kur šakeles tokias labai linksmai darosi. Jisai super margas. Nežinau, ar Magic Needle prieš taip išsiuvinėjo. Greičiausiai gal ne. Visas darbelis atrodys va taip. Va, bus tokia akmeninė siena, tie lapai vynuogių dar ar vijoklių tęsis. Ir apačioje šiek tiek turėsiu dar pabaigti lapus, uogas ir šiek tiek fono. Ir bus viskas. Tai va, ir bus pabaigtukas, jei. Tenka. Naudojusi originalią rūšiuoklę, nieko nekeičiau. Tai va, smagu, mėlis, toksai labai paprasti Magic Needle projektai. Tai grįžau, parodysiu vaizdelį iš sagos, kaip turi atrodyti. Tai išsiuvinėta 75%,
Tai vaizdas va toks turėtų būti, kai pabaigsiu. Tokias dvi gražuolės sėdi prie upelio. Sakuro apsupti ir magnolijų apsupti, taip. Su paukštukais ir drugeliais, va štai taip. Tai liko čia gal 16 000. Tai siuvinėjau apačią. Dar nieko nenaudojau bieso, nes nelabai viskas užsiuvinėta, reikia daug vargti. Ir buvo ir 26 pėti, tai taip. Bet dabar eis gal neblogai, tokį projektėlį jie jaučia, tai jisai gan gerai dabar turėtų pajudėti. Taip, mūsų tikslas pabaigti, tai iki naujų norėčiau pabaigti. Čia svajonė. Iki naujų norėčiau pabaigti. Čia svajonėse. Taip, ir tada dar vienas darbelis, kuris gan nemažai pasistumėjo. Parodysiu, kaip jisai, neturiu aš jo nuotraukos dabar. Tai čia tiesiog sėdi tokia dama su rusų kurtais prie stalo. Bet iš tikrųjų su greyhoundais prie stalo. Ir jame išsiuvinėjau, damą išsiuvinėjau 1200 plus 600, 1800 kryželių. Nuo praeito karto tai užsipildė šuniuko kojos ir užsipildė grindys. Tai va, pabaigsiu šitą pusę ir pabaigsiu tą pagalvėlę ir keliausim į viršų. Taip. Tai va, smagiai naudoju tokius lankelius. Nurgė firma, tai mano jie mylimiausia. Tai va. Sekantis darbelis, kuris pajudėjo, tai buvo karvė. Daug, tik tai nuo tos vietos, kur pasižymėjau, tai po to užsiūsiu čia. Tai išsiuvinėjau dangaus, tai maždaug gal 200 čia kryželių. Ir rago šiek tiek ir akį. Nebuvo šiek tiek akės, tai nedaug pasistumėjau, o jisai atrodys va taip. Taip, Vervako firmos karvė. Va. Tai tiek mano. Šį gabaliuką filmuoju jau kitą dieną, buvo savaitgalis, negalėjau pafilmuoti. Norėčiau čia parodyti savo kitus pradėtukus, kuriuos žadėjau gal parodyti komentaruose kažkam. Tai sekantis pradėtukas yra toks elnis, labai senas mano pradėtukas. Toksai Sempa studija firmos ir esu įsiuvinėjus nemažai jau jo. Tai va, jisai toks didelis. Štai. Va. Įsiuvinėta virš 60%, 66%. Liko papuošimai, pabaigti ragus ir bus jau baigtas. Siuvinėjau ant Belfasto su liureksu. Štai koks jisai gražuolis. Štai tokias akytės, nosytė. Tai va, toksai mielas elnias. Gan sunkiai sekasi ant to Belfasto su liureksu, bet kad klaidų yra, tai tikrai. Bet nieko, kažkaip pabaigsimės jį. Taip, organizacija labai paprasta, nieko ypatingo, tiesiog visus siūlus susidėjau į tokius papirinius vokelius ir susimečiau. Jie yra užvardinti numeriais ir iš jų ištraukiu siūlą su viena adata. Štai kyšo siūlas, jį ištraukęs yra sukarpytas. Siūlo, aš manau, galbūt pritrūks, bet kadangi turiu nemažai atsargų, tai pasimsiu iš tų atsargų. Taip, tai va toks pradėtukas. Tai štai toksai žibintas, tokia vieniša moteris su skėčiu ir čia pagal Efremovą. Labai žavėjo tos spalvų deriniai, bet pasakyčiausi, kad siuvinėjasi tikrai ne taip lengvai, kad galvotum.
ne taip lengvai, kaip norėtųsi. Tai yra padaryta va tiek. Štai va tiek. Kažkokiam žaidimui reikėjo juodos spalvos, tai išaugo va štai toksai žibintas. Ir čia reikia užpildyti jau kai kur. Anksčiau siuvinėjau tingia parkavimo metodiką, tai taip būdavo lygiai, bet dabar štai yra neužpildytų vietų, reikės padirbėti. Bet aš su juo niekur neskubu. Ir tiesiog manau, kad reikia per mėnesį kokį 1000 ir ramiai savo išsisiuvinės, nes nėra labai įdomu, kai nėra mažų detalių, viskas vaizdas išplaukia, gal kada baigsis tas spalvų maišalinė. Forest Animals, miško gyvūnai, toksai sampleris, 3 lygmenį iš 5 rodo siuvinėti jį. Būtų ant aidos, bet aš pakeičiau medžiagą. Štai va toks. Ir kol kas turiu tik tai lapės gabaliuką. Va. Siuvinėju nurgę ant nurgę lankelio, rožinio ant berods 27 kanto lino. Čia gali būti per minus, manyčiau. Taip, tai norėčiau pabaigti tą lapę. Štai, išsiuvinėta nedaug, bet jis yra nedidelis darbelis. Jį galima pabaigti greitai, nes įdomu, pavyzdžiui, pabaigti vieną gyvūnėlį ir turi rezultatą. Siuvinėju iš popieriaus. Ir kol kas neturiu jokių rūšiuoklių, naudoju šitas nepatogias. Yra daugybė spalvų, labai linksma, labai įdomu, reikia tik tai prisiruošti. Raktas štai toks, turi piešinuką, labai patogu, ant atskiro lapo. Tai va. Štai toks krepšelis. Tai toks krepšelis pilnas vaisių, berods agrastų, gėlių, nedidelis rinkinys, bet ir nedaug išsiuvinėta yra. Išsiuvinėju ant murano. Taip, štai tiek turiu krepšelio viršų. Taip. Ir tikiuosi jį gan greit pabaigti. Siuvinėju iš tradicinės Lanarte siūlų planšetės. Nieko neturiu. Tai tiesiog jeigu lieka siūlas, tai aš įveriu papildomai. Taip. Taip. Smagus darbelis, rudeninis. Galima greit pabaigti. Tai tokie kryželiai. Va. Toks bus krepšelis apačioje. Atrodo lyg agrastai, bet gal ir obuoliai. Pasakykit, jeigu žinot, kas tai yra. Taip. Mirabilia Madonna of the Garden. Va, atrodo taip. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Štai taip. Madonna of the Garden. Labai dailūs obuoliukai. Madonos vade, labai puikus rėmelis. Išsiuvinėta yra nedaug. Taip. Keli obuoliukai, tik taip, 500 kryželių. Labai gražus darbas, siuvinėju ant žalios murano medžiagos lygiaus audimo siūlų surūšiuoju štai taip ant tokių rūšiuoklių kinietiškų. Bet reikėtų tikriausiai pasidaryti ir kažkokią įbedamą rūšiuoklę. Tai va. Labai ilgai svajotas darbelis. Štai toksai. Siuvinėju DMC siūlais.
Ketinu parodyti savo pirkinukus labai greitai, kad neužtęsti gal šio video. Tai pirkinukas buvo siūlai. Štai tiek tų DMC siūlų. Pirkau Vinted, jie yra nauji. Štai visokie. Nesirinkau spalvų, tiesiog noriu papildyti savo siūlų banką. Nes siūlai čia yra brangus, jeigu parduotuvėje už 2 eurus galiu nusipirkti 20, o nėra tokių kainų kaip Lietuvoje. Tai tenka pirkti galbūt tuos, kurie nereikalingi kitiems žmonėms. Tai va, džiaugiuosi, kad turiu. Antras pirkinukas būtų Création Point de Croix, Le Magasin 100% Création. Kryželis siuvinėjimo žurnalas lapkričio, gruodžio, sausio mėnesiams 25 metų. Tai va, galiu parodyti, kokie patiko iš jo lapai arba kokie dizainai patiko. Tai toks labai neblogas, vertas nusipirkti, reiškia, žurnalas, nes yra daug dizainų, kurios gali panaudoti daugybę metų. Tai pavyzdžiui, eglutė tokia, galima nebūtinai naudoti tą parduodamą medinį rėmelį, galima tiesiog gal iškirpti taip medžiagą, nežinau tiesą pasakius. Tai patiko šitą eglutę, tuomet patiko tokie kalėdiniai žaisliukai. Šitie, jie irgi turi tas formeles, kataloguose galima užsakyti. Bet galima tikrai ir be tų medinių rėmelių. Tai toks nuostabus patiko dizainas su linksmais veikėjais. Joyeux Noël. Iš tų patikusių. Šis dizainas tai yra labai, manyčiau, sudėtingas, nes labai didelis, didokas. Tai ne taip patiko. Ir dar patiko, įsiminė štai tokia mergaitė su arkliuku, su žaisliukais. Įdomus linas, dovanėlės, primityvus toksai dizainas ir žinoma tokie žaisliukai, jų tokia įvairovė, galima tikrai įsirinkti. Kaip kasmet gal šitame žurnale yra tokie paprasti dizainai. Labai primenantis Old Forest Embroidery vieną gal tokį dizainą. Tai būtų Natalija Intaza, kalėdos podeliuose. Štai visokie augalai kalėdiniai, šitą tai tikrai norėčiau siuvinėti, labai gražus paveikslas. Na, tiesiog kiekvieną gali imti šio žurnalo ir tiesiog siuvinėti. Labai patiko. Na, naujametinis toks, tai nežinau, bet Paryžiaus fanam gal irgi tiktų. Paprasta eglutė, kur gali per dieną gal pabaigti tokį dizainą. Tai ne taip patiko. Įdomus kambarėlis įsirengti. Vietoj prakartėlės. Tai ne taip. Bet labai įsiminė šie žaisliukai. Jie nuostabus. O netgi siuvinėjimo tokia technika, kai paliekama balta vieta. Toks būtų neįprastas darbas. Tai va, tai rekomenduoju šį žurnalą, kas norit, tai gali tikrai įsigyti, manau, ir Lietuvoje. Tada nusipirkau 5 schemas iš Slovakų beros firmos Stitching Land. Tai nusipirkau 5 schemas berods, 29 eurus. Tai tokį chameleoną, tokią voverę, tokius garnius ar gerves iš peizažų, tokį kelią namo su mėnesiena ir derantį jam tokį mišką. Tai va, tokius išsirinkau ir jie visi vadinasi Art Deco ar Art Nouveau serijos. Štai todėl gal ir patinka visiems, nes jis yra toks įdomus stilius labai ir paprastas ir nematytas. Tada Amazon'e įsigijau Dimensions rinkinuką.
nei petitas, čia neparašyta, kad gal petits, bet aišku, jis yra mažytis. The Journey, kelionė vadinasi. Tiek nedaug siūliukų, toks nedidelis rinkinukas. Manyčiau, tiktų siuvinėti vasarą. Tai dabar nepradėsiu. Iš Vintedo įsigijau tokį rinkinį su rusų kurtų medžioklė. Ir štai tiek siūlų, kur yra Anchor siūlai. Labai nebrangiai iš jo įsigyti. Taipogi iš Amazonės tokias rūšiuoklės, 20 vienetų jau esu pradarius ir jau naudoju, tai gal pravers. Taip. Toliau mėgėjams gyvūnų Permin of Copenhagen tokį samplerį, belpulą su elniu, voverėmis, antimis, kiškiais ir fazanais bei lape. Tai toks nuostabus rinkinukas. Siūlai čia yra išrūšiuoti, galvo nerūšiuoti. Ir su kanva, bet manau, gal reikėtų keisti. Taip. Tada puikų rinkinuką kalėdom iš Vervako firmos. Puikiai išeis staltiese. Taip pat rodyti rinkinuką Dimensions, tai jį rodžiau video pradžioje. Ir taip pat labai nemažai gelsvo DMC lino. Taip didelio kanto. Linas 25 ar 27. Taip, jis yra gelsvos spalvos. Tai čia bus apie 2 metrus. Iš Vintedo irgi. Tai va, tai tokie buvo mano pirkinukai. Džiaugiuosi, kad pažiūrėjot šį video. Tai dabar laukiu kitame. Ačiū labai už komentarus ir pasirašymus. Taip pat parodysiu filmuko gale mūsų kelionę į Villers-Abatija, kuri čia yra netoli Briuselio. Tai kviečiu aplankyti kartu su manim. Iki! Hello.